Chebrytė, žiūrėkit, koks tai fainas modeliukas. 2022 metų Audi RS e-tronas GT 4. Labai daug turintis karbonų detalių, pilnai elektrinis, beveik 50 000 mylių turi nuvažiavęs. Žiūrėkit, raudoni stabdžių suportukai. Projekcija ant lango, karboniniai veidrodėliai, graži metalikos spalva, juodas. Rašo pažeidimas, kad yra suspension. Tai bus važiuoklė, karbonas stogas pilnai. Žiūrėkit, dvigubi langai, karbono imitacija apdaila, Bang & Olufsen aparatūra, visur Alcantara oda, RS ženkliukai, gero, žiūrėkit, sėdynės kokios RS karboninės, vairas Alcantara, lubos Alcantara pilnai, raudoni diržai, raudonos siūlės, raktai yra, ofise yra ženkliukas uždėtas, nuo vidus idealios būklės, žinokit, man atrodo labai gerai. Iš vis pažeidimai menki. Galas idealiai, šildomos sėdynės. Parktronikai. Difuzeris karboninis taip pat. Pakrovimo laidas taip pat yra. Žiauriai gerai atrodo. Kol kas statymų už ją nieko nėra, prasiduoda draudimo. Spalio 16 bus aukcionas. Jeigu kam įdomu, prašau, susisiekit.